Nepalūžk, nepavark ir gyvenk, gyvenk. Tarp daugybės kūdikių mūsų Žemės planetoje, gimusių tą gražią 1920 m. rugpjūčio 11 dienos popietę, buvo ir tas, kuriam tėvai davė Jonuko vardą. Tai buvo antras vaikas šeimoje. Jau nuo mažumės buvo judrus, viskuo besidomintis. Tėvai buvo ramūs, geri žmonės. Buvo dievobaimingi, bet kartu ir siekiantis žinių, naujovių. Nebuvo labai turtingi. Turėjo 14 hektarų žemės, bet iš jos vos galą su galu sudūrė. Motina labai norėjo, kad sūnus mokytųsi ir taptų kunigu, todėl dėjo visas pastangas vaiką išleisti į mokslus. Baigęs pradinę mokyklą Dubėnuose, vėliau mokėsi Kelmėje, Vlado Putvinskio vardo Šaulių gimnazijoje. Buvo labai aktyvus įvairių būrelių lankytojas. Priklausė jaunųjų ūkininkų būreliui, buvo aktyvus skautas, turėjo antrą atskirį, visada buvo draugiškas, atliečiantis, visada turėjo daug draugų ir bičiulių. Laikui bėgant, taip jau susiklostė, sunkiai susirgo Jono tėvas ir visi namų rūpesčiai, pagalba motinai, gulė ant jo pečių. Jaunas vyras buvo vakaruškų, gegužinio siela, žinoma, netrūko ir panelių dėmesio. Tačiau kartą Kelmėje prieš pačias mišias, skambant bažnyčios varpams, Jonas sutiko į bažnyčią su sesėmis einančią Joaną Šimulytę. Iš pirmo karto įkrito giliai širdin, todėl nieko nelaukęs pradėjo tankiau lankytis Ąžuolijos kaime, kol vieną dieną Joana ištarė Jonui taip. 1949 metais jie sujungė savo širdis ir gyvenimus į vieną ilgą abiejų bendrą 56 metų gyvenimą. 1951 metų spalio 2 dieną su 2 mažais vaikučiais, 1,5 metų Jonuku, tėvo garbei pavadintu, ir 4 mėnesių Regina buvo ištremti į Sibirą, išvežė iš Kuršėnų geležinkelių stoties gyvulių vagone. Iš to, ką spėjo ir galėjo pasiimti, žmona Joana pasiėmė siuvimo mašiną. Kadangi ir čia Lietuvoje savo šeimą apsiūdavo, tad ir Sibire daug kam pasiuvo šį bei tą, taip prisidurdama šeimai duonos kąsnį. Jonas dirbo traktoristu, išvažiuodavo į Krasnojarsko krašto platybės savaitėmis, o namie likdavo žmona ir vaikai. 1956 metais rugsėjį gimė Edvardukas, tikras dubiriokas. Grįžo šeimyną Lietuvon. Mes su tėvų šeima atskirai pasikrovėm į vežimus. Tėvus sirga 15 metų, invalidų paralyžiuotas buvo. Ir aš atskirai pasikroviau į vežimą, tėvai atskirai ir tėvą išnešiu į vežimą, įvertė ir man širdį suspaudė, pribėgau prie pažįstamo kapitono, to, kuris stovėjo prie tėvų vežimą, pasakiau jam, sakau, kad Sibire trąšų, atsiprašau, trąšų užtenka, tegu miršti tėvas čia, mano sesers nelietė vežimas ir galėjo tėvas pasilikti pas seserį. Bet paėmiau tėvą į glėbį iš vežimą, ištraukiau ir pažiūrėjau į kapitoną. Akis žiūriu, kad jo akise pasirodė ašaros. Jis man nieko nesakė ir nešiau į trobą. Šogeris priėmė už kojų, įnešant paguldėm, atsisveikinau su tėvu. Gal sakau, daugiau nebepasitiksim, bet išgirdau iš lauko
tegu pasilieka ir motina. Išėjęs iškrauščiau daiktus iš vežimą ir susadinau savo šeimą ir tremties kapitonas atsisėda su sargybiniais, išvažiavom ligi Vaiguvos miestelė. Vaiguvos miestelė pakrovė 4 šeimas į mašiną, išvežė ligi Kuršėnų stoties. Ir Kuršėnų stotyje kapitonas pasivedęs į būdelę parašė visą tėvų šeimą, išbraukė iš sąrašų, o mano šeimą vietoj tėvo paliko ir išvežė į Sibirą. Sibirą patekom į Krasnojarsko kraštą, Užūro rajoną, Naujoji Kozurba kaimas, kolūkis buvo. Tenai dirbau visą laiką traktoristu. Kai grįžę iš Sibiro apsigyveno sename name, tik pamatus vidaus sienas ir šiokį tokį stogą rado. Namas buvęs iš senų rąstų, bet tai niekis, juk žmogui duotos rankos ne veltui. Laikui bėgant, sodyba išgražėjo, atjaunėjo, ji ant kalno aukštoje vietoje, nuo kurios kaip ant delno visa apylinkė. Matosi Palendrių bažnyčios, kurią statė Jono mamos pusbrolis kunigas Kazimieras Ambrozaitis 1936 bokštai, o kokie jausmai apima žvelgiant į Palendrių vienuolyną, sunku ir apsakyti. Visą Jono šeimos giją eina meilė arkliams. Sunku pasakyti iš kur, bet gal čia jau taip užprogramuota genuose. Kiek pamena Jonas, jau nuo mažens pas jo tėvą visada buvę arklių. Arkliai buvę labai gražus, ypatingai gražus ir prižiūrėti buvę eržilai. Tėvas domėjosi, kur vykdavo kokios parodos, turgus, kokios naujovės, veisdavo ir pats. Arkliams meilė buvusi tokia didelė ir keista, kad sakydavo, į kelmę pėsčias eidavo, o arklį tausodavo. 1991 metais, kovo 11 dieną, Lietuvos nepriklausomybės atminčiai paskelbus buvau pastatęs 5 metrų kryžių, bet 2005 metais užkilus audrai iš čia artimą storą klevą nulaužė vėjas ataugą ir užvertė ant to kryžiaus, sulaužė, sutrupino ir vietoj ano kryžiaus pastatytą padirbau kitą iš tos nuolaužos, padirbau šitą kryžių ir užrašiau obalsį: Jėzau Kristau, pasilik su mumis. Ir šitą kryžių kelmės klebonas pašventina ir tą dieną buvo mokykloje jubiliejus skelbiamas 85 metų sukaktis. Šitas ąžuolas pasodintas yra, kada buvo sugiedota Lietuvos nepriklausomybės šventė. Kaip nemylėti Lietuvą ir kaip nepagerbti. Ir apsikabinęs džiaugiuosi su ąžuoleliu.